Labas rytas, mėly žiūrovai. Sveikinasi su tais, kurie šį rytą nepramygo mano rubrikos. O iš tikrųjų labai gerai, kad nepramygote, nes šį rytą gaminsime vištieną, marinuotą vištieną, kuri yra labai greitai paruošiama ir galime ją pavadinti greita vištiena arba greituku. Greitukas patiekalas toksai. Patiekalo gamybai naudosime petražules, vištieną, česnakus, ištirpintą sviestą, pipirus, druską ir rozmariną. Prieš pradėdami gaminti patiekalą įkaitinkime orkaitę iki 190 laipsnių, o tada galime iš karto pereiti prie marinato gamybos. Tam mes imsime petražules ir jas susmulkinsime. Jeigu petražulės bus pakankamai stambios, tada jos gali pradėti svilti ir mūsų vištiena atrodys nekaip. Todėl šioje vietoje mes pasistengsime. Apytiksliai mums reikėtų vienos česnako skiltelės vienam gabalėliui vištienos. Dedame ant petražulių, česnaką sutraiškome, taip mūsų petražulės su česnaku labai gerai susimaišys ir uždėjus česnaką ant petražulių, petražulė taip pat pradeda skleisti savo labai malonų aromatą. Beriame į dubenėlį ir užpilame jau ištirpintų sviestų. Supylę sviestą, viską galime susmulkinti smulkintuvu arba blenderiu. Ir smulkiname tol, kol viskas pavirs į vientisą žalią masę, kurią mes vėliau ir trinsime vištieną. Dedame vištieną, užbarstome gausiai druskos ir šviežiai malto pipiro. Įbėrę pakankamai prieskonių, visą vištieną su druska, pipiru ir mūsų marinatų gerai ištrinkime ir galime šiek tiek pamarinuoti. Jeigu neturite laiko, tada tiesiog galite iš karto kepti. Jeigu darysite didesnius gabalėlius, įpjaukite šiek tiek vištieną tam, kad sviestas patektų į jos vidų. Tokiu būdu prieskoniai lengviau įsigers į visą mėsą. O jeigu liks šiek tiek sviesto, kurio neįtrinsite, jokių būdų jo neišmeskite, nes jį galite patiekti kaip padažą prie vištienos. Viena iš nemaloniausių procedūrų yra ta, kad reikia rankas paskui nusivalyti. Sudedame ją į formelę. O dabar galime įpjauti šiek tiek vištieną ir įdėsime tenais keletą gabalėlių rozmarino. Taip mūsų vištiena ir atrodys gražiau ir nebus visai jau tokia paprasta, o kaip bebūtų, rozmarinas suvaidins savo labai gerą vaidmenį. Tiek skoniu, tiek išvaizda, tiek kvapu. Ir nuskiname šiek tiek rozmarino. Jeigu neturite šviežio rozmarino, naudokite džiovintą. Naudodami džiovintą rozmariną užpilkite į šiek tiek verdančių vandenių keletui sekundžių. Tiesiog, kad jisai pradėtų skleisti savo aromatą ir padarykite lygiai tą patį, ką aš darau su šviežiu. Tam, kad nesudegtų mūsų visos gražiosios žolelės prieskoninės, mes uždengsim foliją ir keliaujame prie orkaitės. Pakepę apytiksliai pusę valandos galėsime naudoti vien tik tais grilio funkciją, nes mums tai reikės, kad apskrūstų gražiai vištienos viršus. O dabar lauksime pusę valandos. Dabar mūsų vištiena jau bus iškepus ir, kaip matau, ir apskrūdus, taigi galime išimti ir paragauti. O šią vištieną pasigaminti, nežinau kokiais kiekiais jūs valgote, tai reikės pasigaminti marinatą, kurio kaina vienam žmogui kainuotų apytiksliai 1 litą. O dabar palinkėsiu jums gero apetito ir iki pasimatymo kitą rytą.